Visi mėgstame lankytis Lietuvos kurortuose. Nuo seno žinomi, savo tradicijas išlaikė Birštonas, Palanga, Druskininkai ir Neringa. Per visus pokyčių metus lietuviai vieninteliai Pabaltijo regione išlaikė kurortinio gydymo tradicijas. Mielai vykstame ir į kurortinės teritorijas – Anykščius, Ignaliną, Palūšę, Strigailiškį, Zarasus, Trakus. Kokias paslaugas mes galime gauti šiose vietovėse, kas unikalaus ir teigiamai mus veikiančio yra jose, ką verta rinktis, kai norime pasveikti, o kur vykti pailsėti ir papramogauti. Iš šiuos ir kitus klausimus jums atsakys Sveikatos televizijos laida Lietuvos kurortai. Dažnas lietuvis galvoja, jog kurortuose karaliauja verslininkai, jog visos idėjos ir siekiai nukreipti pelnui gauti. Kad taip nėra, manau, įsitikinsite pamatę ir išgirdę kokias mintis, idėjas dėl sveikatingumo plėtros Lietuvoje išsakė Klaipėdoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje mokslininkai, gydytojai, savivaldybių merai ar jų atstovai, Lietuvos kurorto asociacijos nariai. Konferencijos dalyvius sveikino Lietuvos kurorto asociacijos prezidentė Nijolė Dirginčienė. Prezidentė pažymėjo, jog kurorto asociacija keičia veiklos kryptį nuo dalyvavimo verslo misijose, parodose, konferencijose užsienyje iki susitikimų su mokslininkais organizavimo. Atkreipė dėmesį, jog vyriausybės požiūris į reabilitaciją kurortuose nelabai teigiamas, senoji vertinimo sistema nekeičiama. Konferencijos dalyvius sveikino ir Europos kurorto asociacijos prezidentas Martin Plachi. Daug komplimentų jis pasakė Lietuvos kurorto asociacijai, pažymėjo, jog ji aktyvi ir darbšti narė. Konferencijos idėją ir tikslus pristato Lietuvos kurorto asociacijos direktorė Jurgita Kazlauskienė. Kilo idėja suorganizuoti šią konferenciją iš tikrųjų valstybiniai Klaipėdos kolegijai, kurie rengia specialistus. Kreipėsi į Lietuvos kurorto asociaciją kaip į patikimą partnerį suorganizuoti šią mokslinę konferenciją, kurioje galėtumėm padiskutuoti sveikatingumo temą. Ši tema yra labai aktuali tiek ir specialistų rengėjams, tiek ir praktikams, mūsų kurortinėms sanatorijoms, viešbučiams dirbantiems Lietuvos kurortuose ir kurortinėse teritorijose, be abejo, taip pat ir specialistų rengėjams. Dėl to mes apvieniję jėgas nusprendėm, kad mums tikrai yra laikas susėsti prie apskrito stalo ir padiskutuoti šią temą, kaip reikia vystyti sveikatingumą, kokių naujovių mes galėtumėm rasti. Taip pat papildomai informuoti pačią Lietuvos visuomenę, kad jie patys atsakingi už savo sveikatą, jie rūpintis turi patys ir mūsų pagalba be abejonės yra labai reikšminga ir labai svarbi, tačiau žmonės turi žinoti, kur tos pagalbos ieškoti, kas jiems gali padėti, kaip gyventi sveikiau, aktyviau, taip išliekant ilgiau sveikesniems, ilgiau darbingiems ir sprendžiant visas kitas su sveikata susijusias problemas. Tas vadinamas USP, kaip ir šiandien konferencijoje diskutuojame, tas mūsų išskirtinis unikalus pardavimo planas arba pardavimo produktas, tą, kurį mes kuriame, kiekviena šalis ieško savo veido, savo vietos po šią saulę šioje žemėje ir ypatingai visa Europa pasižymi panašiais gamtiniais ištekliais, tačiau jie niekur nėra vienodi. Mes tikrai turime išskirtinį mineralinį vandenį, mes turim gydomąjį purvą, mes išlaikėme seną gerą kurortinio gydymo tradiciją, ten, kur žmogus atvažiuoja iš tiesų po itin sunkių susirgimų reabilituotis, greičiau sugrąžinti savo sveikatą, greičiau grįžti į darbą. Beje, kaip ir automatiškai kartu Lietuvos kurortai ir kurortinės įstaigos dirba, kaip ir prevencinis darbas atliekamas, kai žmogus atvažiuoja ne vien tik gydytis, tačiau sveikai ir naudingai praleisti laiką, investuodamas į savo sveikatą, pasirinkdamas sveikatingumo paslaugas. Tai, kaip ir minėjau, mineralinis vanduo, gydomasis purvas, mūsų išskirtinis klimatas, kadangi visi Lietuvos kurortai yra išsidėstę Lietuvos žemėlapyje periferijoje, tai nėra šalia didelių miestų, kur tikrai yra ganėtinai ekologiška gamta, išskirtiniai vaizdai ir tikrai sukuriamas, pavyzdžiui, pušyno sukuriamas natūralus mikroklimatas, kaip mes sakom, pušyno miškas vidury kurorto, tai yra natūralus inhaliatorius jūsų kvėpavimo ligų susirgimo prevencijai. Jūs tiesiog vaikštote po parką ir natūraliai iš
karto gaunate 2 sveikatingumo programas. Tai jūs aktyviai leidžiate laiką, reiškia nesėdite vienoje vietoje ir kartu kvėpuojate grynu švariu oru. Ir be abejo labai norėčiau paminėti dabar tarsi tokią naujieną, mes labai tik dar pradedam šį darbą. Valstybinis turizmo departamentas yra paskelbęs naują programą, tai yra Lietuvos gintaro kelias. Ir Lietuvos kurortai be abejo bus vienas iš pagrindinių partnerių kuriant šį kelią. Įvairios programos, įvairios ir procedūrų paieška, panaudojant gintaro terapiją, gintaro išskirtinės gydomąsias savybės, nes kadangi Lietuvos gintaras yra vartojamas visur, pradedant juvelyriką, baigiant maistu ir tikrai yra patiekalų, mes turim ir gintaro trauktinę, ir daug įvairių, ir gintaro arbatą, kuri yra tikrai to nedaro kitos šalys. Tai aš manyčiau, kad čia yra mūsų stipriosios pusės ir išnaudojant tą potencialą ypatingai specialistų mūsų turimų, kadangi Lietuvos kurortinio gydymo įstaigos pasižymi tuo, dar išskirtinis bruožas yra tas, kad mūsų specialistai yra aukštos kvalifikacijos, turintys medicininį išsilavinimą, ko kitos šalys galbūt ir stokoja. Tai mes tiesiog dar ir šios konferencijos metu norime aktyviai diskutuoti ir šią temą liesime daug kartų ir tiesiog kiekvienam pranešime tas girdisi apie specialistų rengimą, kokio specialisto reikia, ko mums trūksta, kur yra tos pilkosios zonos, kurias mums reikia sugaudyti ir užpildyti tam, kad mes tikrai būtumėm ganėtinai populiarūs, kokie esam ir dabar, bet būtumėm populiarūs dar ir po 10 metų, nes gyvenimas nestovi vietoje, viskas juda į priekį ir mes negalime miegoti ant laurų, sakykime, ir galvoti, kad dabar viskas yra gerai, bet mes nežinom, kas bus po 5 metų. Tai tiesiog truputėlį nuprognozuoti galimas grėsmes, problemas, su kuriomis mes galėtumėm susidurti ateityje. Šiandien yra pagrindinis tikslas įsiaiškinti tai, susidėlioti veiksmų planą ir aktyviai jo dirbti. Pirmiausia, konferencijos dalyviai išsiaiškino sąvokas, jų vartoseną, neatitikimus verčiant jas iš kitų kalbų. Kas yra sveikatinimas ir sveikatingumas? Vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad labiau apibrėžtas ir apie kurį galima kalbėti detaliau, aiškiau, suprantamiau yra sveikatinimo sektorius. Tai yra kurortinio gydymo, reabilitacijos, tai yra mūsų vakarietiškai tariant medicininis spa arba mūsų tradicinių supratimų, tai yra mūsų sanatorijos. Tos įstaigos jos yra licencijuotos, jos yra pripažintos valstybės, jos naudoja valstybės pripažintus natūralius gamtinius išteklius, mineralinį vandenį, purvą ir kitus dalykus savo gydymo procedūrose, gydymo programuose. Jeigu kalbant apie sveikatingumą, tai yra, sveikatingumas yra iš tikrųjų dar neatsirado turbūt žmogus pasaulyje, kuris labai tiksliai apibrėžtų, kas tai yra sveikatingumas. Nes sveikatingumas yra viskas. Ta, ką mes veikiam šiandien, taip pat galbūt kažkuriam žmogui yra sveikatingumas. Jeigu jisai veda kitokį gyvenimo būdą ir yra sukoncentruotas, pavyzdžiui, į labai aktyvų gyvenimą arba, sakykime, sportininkas, jisai sėdėdamas konferencijoje, jam čia turbūt bus kaip sveikatingumas, todėl kad jisai tiesiog pakeis savo įprastą gyvenimo būdą. Sveikatingumas yra tokia holistinė samprata, ten, kur žmogaus kūno, proto ir sielos balanso paieškos. Tai čia mes galim kalbėti iš tiesų apie viską, nuo arbatos gėrimo iki aktyvaus dviračio mynimo. Tai šią sritį net ir sureglamentuoti, apibrėžti yra ganėtinai sunku, tačiau mes tikrai norim šioje konferencijoje apie tai pakalbėti, ką mes galime pritaikyti, kokias programas sukurti, jas moksliškai pagrindžiant, kad tai yra tikrai itin gerai žmogaus gerai savijautai palaikyti. Vienas po kito konferencijoje buvo skaitomi pranešimai apie sveikatingumo mūsų šalyje ir pasaulyje privalumus ir trūkumus, numatomas plėtros kryptis. Pasirodo, jog Lietuva yra Pabaltijo lyderė, nes išsaugojo kurortinio gydymo tradicijas. Pacientas, atvykęs į kurortą, pirmiausia susitinka su gydytoju. Jam pritaikoma ar parenkama individuali programa procedūros. Kurortuose naudojami vietiniai, o ne atvežtiniai natūralūs gamtiniai faktoriai. Gydant svarbu ir tai, jog mineralinis vanduo nėra vežiojamas. Balneoterapijoje įdiegtas ekologiškumo principas. Išlaikytos tradicijos sujungiamos su naujomis technologijomis, modernia įranga. Teigiamai mūsų mineralinį vandenį ir jo savybes įvertino svečias iš Vokietijos Kurt von Storch. It is the healing water. I tried. I was several times here. I was in Birstenas and in Tuskininkai, and you have a very unique water here, and it was very interesting to
you can drink it, and also you can take a bath in it. Very good. I think you have here some very special waters. For my opinion, the biggest mineral water resource you have, we can say like that, salt-rich water, is the Baltic Sea. Yes, this gives you very large possibilities. But also what I saw as springs in several spa towns here is it's very interesting, particularly by its mineralization. Some of them, for example, rich in sulfur or rich in magnesium, and this is for sure, it's very important for different medical approaches. Svečiai ir gydyklų pacientai ypač gerai vertina medikų kompetenciją. Mūsų sanatorijų gydytojai geba pasirūpinti ir net keliomis lėtinėmis ligomis sergančiais pacientais. Kad tokių puikių specialistų nepritrūktume, personalo rengimas, jo kvalifikacijos kėlimas turi vykti nuosekliai. O įvedant naujas paslaugas, svarbu paruošti ir gebėsianti jas teikti personalą. Didėjant srautams iš užsienio, personalui aktualu mokėti ne vieną užsienio kalbą, kad kalbos barjeras netrukdytų suteikti kokybiškas paslaugas. Diskusijų metu įdomių pasiūlymų gydyklų personalams pateikė biomedicinos mokslų daktaras Vitalijus Naumavičius. Jeigu čia mums svarbu, kad žmogus galime mažai kreipti į dėmesį, bet jeigu jam nustos skaudėti arba jis pradės vaikščioti, jis mums atleis. Bet jeigu čia mes su juo nesikalbėsim, nebendrausim, jis mums to neatleis. Jis pasiūlė sukurti diagnostikos ir rezultatų nustatymo sistemą. Juk atvykstančiųjų gydyklas, spa centrus, lūkesčiai ir poreikiai yra skirtingi. Todėl būtina diagnozuoti, koks yra paciento atvykimo tikslas. Medicininis gydymas, fizinė pramankšta ar psichologinė atgaiva. Atsižvelgiant į atvykimo tikslą, personalas turi būti paruoštas tinkamai bendrauti su pacientu. O išvykstant reikėtų nustatyti rezultatus. Ar paciento lūkesčiai buvo patenkinti, ar buvo suteiktos norimos paslaugos. Juk norisi, kad iš kurortų grįžę žmonės skleistų teigiamą informaciją. Ar žinote, kuriuos Lietuvos kurortus labiausiai mėgsta užsieniečiai? Lankomiausias yra Druskininkų kurortas be abejo. Vasaros metu labai yra populiarus Palangos kurortas. Birštone taip pat galim pasidžiaugti, 20% užsieniečių atvyko, šiais metais atvyko daugiau. Iškai jie atranda kurortą ir čia atvyksta. Į Neringos kurortą poilsiautojai vyksta daugiausia vasarą. Ten nėra spa centrų didelių, ten jie atvažiuoja susipažinti ir pabūti natūralioj, gražioj, unikalioj gamtoj ir tas juos traukia ir domina. O kuris kurortas laimėtų lietuviškiausio kurorto rinkimus? Lietuviškiausias kurortas yra Birštonas, nes čia daugiau kaip 85% visų Lietuvos žmonių renkasi būtent šį kurortą. Ir tai, aišku, labai džiugina. Nauja Lietuvos kurortuose neteikiama paslauga konferencijos dalyviams pristatė Marija Mendelė Leliugienė, Asmenybės ugdymo instituto Rafaelis direktorė. Pagrindinis dailės terapijos tikslas yra vis tiek tas toksai savęs pažinimas, bet giluminis. Ir kadangi asmenybė, tai bet kokia atveju yra tas asmenybės 3D vaizdas ir apima socialinę, emocinę ir dvasinę sritis, tai yra labai sudėtinga kalbėti žodžiais, o nupiešti yra ženkliai lengviau. Ir po to kalbėti apie tai, kas nupiešta, taip pat yra lengviau. Bet būtent per šitą procesą žmogus pamato savo privalumus, trūkumus, įsitikina. Arba, kaip dažnai pasako suaugę, sako, aš, kaip pastiprinimas veikia, aš įsitikinau, kad einu teisingu keliu. Arba aš įsitikinau, kad einu neteisingu keliu. Padeda susivokti, o prigimtinės galios tai yra, kai žmogus, bet koks žmogus dirbantis, ar ne, jisai yra labai išsiblaškęs ir visą laiką mintis kur nors yra. Kai tu darbė esi, galvoja apie vaikus, kai esi su vaikais, galvoja apie darbus ir taip toliau. Ir išorinė informacija, reklamos ir taip toliau daro didžiulį poveikį. Ir žmogus kaip išsibarsto. Ir jo, kaip vandens stiklinė išpilk, ar ne, tai nieko, jeigu vandenį iš stiklinės, tai tu gali ir atsigerti. Tai tos prigimtinės galios yra kaip tarsi tą vandenis, tą išsitaškymą žmogaus surinkti į vieną vietą. Tai reiškia į vidų,
padėti sugrįžti žmogui į save, įsiklausyti, bet kokiu atveju tai yra tyla. Dailės terapija vyksta visiškoj tyloj, be jokių muzikų, be nieko. Ir tuomet tos prigimtinės galios, jos atsiskleidžia. Ir tuomet įvyksta tie vadinami stebuklingi pagijimai. Dingsta galvos skausmas, netgi regėjimas atsistato, sustiprėja imuninė sistema šiaip ir peršalimo ligom, virusų, gripam. Lektorė paaiškino, kokių tikslų vedami žmonės lanko dailės terapijos užsiėmimus. Vaikus dažniausiai tėveliai atveda tuomet, kai su jais nesusikalba, ar ne, tai arba yra emocijų sutrikimas, arba mokymosi motyvacijos stoka, arba didžiulės baimės, uždarumas. Tai tokie pagrindiniai. O suaugę, tai pagrindė suaugę ateina tie, kurie gyvena geriau, nori gyventi dar geriau. Piešdamas žmogus gali įsivaduoti iš šį kankinančių vidinių konfliktų. Žmonėms labai patinka, tuo labiau, kad tas piešimas arba jisai yra įgimtas poreikis vizualizuoti savo tą emocinę atmintį arba vizualizuoti savo svajonės ir taip toliau. Nes tai ne tik išlieka ore, bet tai jau palieka ant popieriaus ir tai daro įspūdį, aišku. Ar gali dailės terapijos užsiėmimus vesti tik mokantis piešti žmogus? Jokių būdų, nes dailės terapija yra šventoji trejybė, tai yra dailės terapeutas, klientas ir piešinys. Ir bendravimas vyksta per piešinį, dėl to dailės terapija yra ženkliai lengviau ir turbūt kokius 5 kartus greičiau negu paprasta terapija. Kodėl? Todėl, kad visa tai yra per procesą ir kalbama netiesiai, dailės terapeutas ir klientas, bet kalbama per piešinį. Piešinys yra tarpininkas ir čia yra labai svarbu, čia esmė. Konferencijos dalyvių nuomonė, dailės terapija ir fitoterapija dar Lietuvos kurortuose nepanaudojamos sveikatinimo galimybės. Gal geriau šias galimybės panaudoti įgalins Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmuose sprendžiami klausimai. Šių rūmų prezidentas, profesorius Algimantas Kirkutis, konferencijos dalyvius informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerijoje yra suformuota darbo grupė natūralios medicinos problemoms spręsti. O problema dėl gydymosi įstaigų pasirinkimo Europoje jau išspręsta. Tai yra ES priimtas įstatymas ir manau, kad laisvai judėti, kaip tik jis įsigalioja nuo lapkričio 1 dienos šių metų ir piliečiai visoje ES galės važinėti laisvai ir gydytis visose įstaigose ir, sakykime, gauti tas paslaugas visoje Europoje. Apie plėtrą mes tikrai kalbame ir kiekvienas kurortas turbūt galvoja apie tai, kiekviena įstaiga, ar tai būtų centras, ar tai būtų sanatorija, visada galvoja, kaip išplėsti šitas paslaugas, kaip jas pagerinti kokybiškai, sakykime, ir tikrai apie tai yra mąstoma. Dabar už tas pačias kainas Europoje tų pačių paslaugų, sveikatinimo paslaugų tikrai negausime, nes mes gautumėm tas paslaugas to šalies kainomis. Ir tarkim, jeigu mūsų piliečiai sumastytų nuvykti pasigydyti į Vokietiją, tai jie turėtų mokėti Vokietijos kainomis. Arba jeigu iš Vokietijos piliečiai atvyktų į Lietuvą, tai Lietuvoje jie mokėtų Lietuvos kainomis. Todėl mes galvojam, kad iš kitų šalių piliečiai atvykę gydytis, ilsėtis į Lietuvą, jie galėtų gauti pigesnės paslaugas. Ar girdėjote apie naująją Europos madą, kurio šūkis privalau būti šlapias? Vandens procedūros jau tapo ritualais. Ši mada skatina žmonės lankytis spa centruose. Todėl didmiesčiuose kuriasi dienos spa centrai. Praleidus dieną tokiame centre, atsigaivini, sustiprėjai, atgauni pusiausvyrą. Problemas aptarėme, tikslus numatėme. O kas yra gero? Kur mūsų stiprybė? Kuo mūsų kurortai gydyklos patrauklios? I already mentioned the Lithuanian spas have done quite a lot in the recent years. You are developing the infrastructure in the spas. You are improving the products. You are innovative. You are coming with a new trends and using your natural remedies, the beauty of your country, the potential of your products. So this is the approach nowadays, which will definitely lead to the success and
you are also having a good price for your services and the products, and this is a half of the success. I think you have a very recognizable structure of wellness tourism. You have 4 towns that have a spa and wellness status attached to them. And within those towns, it's the services and everything that's provided is anchored to a wellness tourism culture, which I think is excellent. And I don't think it's, well, it isn't evident in many other places. I think they're improving. I think they are hospitable, but I think there is a very definitive culture within Lithuania that isn't so familiar in the West. You have a history, you only became independent 20 years ago, so there's still that sense of oppression in many ways, and as a culture I feel like you're warming up, and so if one was to compare a Lithuanian service experience directly with a Spanish one or an Italian one or a French one or an American one, it would be a little different because there's a difference in culture. But yes, it is hospitable, but I still think there's room for growth in that area. Dažnai jie atvažiuoja gauti gal net ir kokybiškų, bet pigesnių, sakykime, odontologijos paslaugų, ar ne? Jeigu važiuoja į kurortą, tai jos domina mineralinis vanduo, jos domina mūsų purvas, procedūros su mūsų gydomuoju purvu. Na, žinoma, gintaro terapija dabar yra ant bangos, jinai yra labai populiari ir aš galvoju, kad tikrai tai yra ateities dalykas ir kad mes pritrauksim daug turistų, kurie atvyks į gintaro mūsų kambarius, masažą su gintaru ir daugelis kitų procedūrų, kur bus naudojamas gintaras. Tai aš manau, tokios unikalios procedūros, kurios bus teikiamos, jos pritrauks ir suvilios užsienio turistus ir norinčius pasigydyti. I believe the main important part will be medical competence. To see where you are really unique, yes, how you can use your mineral water and also your pillows, your natural resources for medical treatment, to be very professional in that. And for sure also the second thing is the price relationship is very important. By the end, you have to be so attractive that, for example, German tourists will say, okay, I take the journey and I will go to this beautiful country and enjoy the nature and enjoy your high medical competence. Malonu girdėti tokius pagirimus, grįžę iš kurortų, ir mes ne vieną gerą žodį pasakome apie gydyklose, spa centruose dirbančius gydytojus, jų personalą ir suteiktas paslaugas. Tradicijų saugojimas ir moksliniais įrodymais grįsta sveikatingumo plėtra užtikrins, jog ir ateityje mūsų gydyklos, spa centrai teiks kokybiškas ir patrauklias paslaugas. Ir Lietuvoje mes turėsime puikių specialistų, gebančių ir norinčių mums padėti.